Pradžioje Dievas sutvėrė dangų ir žemę. Ir Dievas tarė, tebūna šviesa, ir buvo šviesa. Ir Dievas matė šviesą, kad buvo ji gera, ir Dievas atskyrė šviesą nuo tamsos, ir šviesą pavadino Dievas diena, o tamsą pavadino naktimi. Ir vakaras ir rytas buvo pirmoji diena pradžios, skaitom knygoj, skyriuje pirmame. Ir Dievas tarė, tebūna tvirtuma viduryje vandenų. Ir Dievas atskyrė vandenis nuo vandenų virš tvirtumos ir po ją. Ir Dievas pavadino tvirtumą dangumi. Ir vakaras ir rytas buvo antroji diena. Ir Dievas tarė, tesusirenka vandenis, kurie yra po dangumi, į vieną vietą ir te pasirodo sausuma, ir taip buvo. Ir Dievas pavadino sausumą žemę, o vandenų samplūdį jis pavadino jūromis. Ir Dievas matė, kad buvo tai gerai, ir Dievas tarė, tegul žemė duoda žolę, žoles, duodančią sėklą ir vaismedžius, duodančius vaisių pagal savo rūšį. Ir taip buvo. Ir Dievas matė, kad tai gerai, ir buvo tai trečioji diena. Ir Dievas tarė, tebūna šviesos dangaus tvirtumoje dienai nuo nakties atskirti, ir tebūna jos už ženklus ir laikotarpius, ir už dienas ir metus. Ir jos tebūna už šviesas dangaus tvirtumoje, kad apšviestų žemę. Ir Dievas padarė dvi didelės šviesas, taip pat jis padarė žvaigždes. Didesnė šviesa dienai, mažesnėje nakčiai valdyti. Sudėliojo visą tai dangaus tvirtumoje ir matė, kad tai buvo gerai. Ir vakaras ir rytas buvo ketvirtoji diena pradžios, skaitom knygoj, skyriuje pirmame. Ir Dievas tarė, tegul vandenys gausiai duoda judančių sutvėrimų turinčių gyvybę ir skrajūnų, kad skraidytų virš žemės atviroje dangaus tvirtumoje. Ir Dievas sutvėrė didelius banginius ir kiekvieną judantį gyvą sutvėrimą ir kiekvieną sparnuotą skrajūną pagal jų rūšį. Ir Dievas matė, kad tai buvo gerai. Ir Dievas palaimino juos, tardamas, būkite vaisingi ir dauginkitės. Ir vakaras ir rytas buvo penktoji diena. Ir Dievas tarė, tegul žemė duoda gyvų sutvėrimų pagal jų rūšis galvijų, šliužų ir žemės žvėrių, pagal jų rūšis. Ir taip buvo. Ir Dievas sutvėrė žemės žvėris galvijus ir kiekvieną šliužą ant žemės pagal jų rūšis. Ir Dievas matė, kad tai buvo gerai. Ir Dievas tarė, padarykime žmogų pagal mūsų atvaizdą, mūsų panašumą. Taigi Dievas sutvėrė žmogų, pagal savo atvaizdą sutvėrė jį. Vyriškos lyties ir moteriškos, sutvėrė jos palaimino ir tarė, būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę, užvaldykite ją ir viešpataukite jūros žuvims, oro skrajūnams ir kiekvienam gyvam padarui judančiam ant žemės. Ir Dievas matė,
ką jis buvo padaręs, ir štai tai buvo labai gerai. Ir vakaras ir rytas buvo šeštoji diena. Tai buvo užbaigti dangus ir žemė, ir visa jų kariuomenė. Septintą dieną Dievas ilsėjosi nuo viso to, ką buvo padaręs. Ir štai tai buvo septintoji diena, ir Dievas ją palaimino.